Varžovas, kaip esat nusiteikę kovai? Na, atvyko viena iš geriausių LKL komandų. Aišku, ryto vizitinė kortelė, tai greitas puolimas, pirmaujantis lygoje patkovotus kamuolius, tai manau tie aspektai bus pagrindiniai, kuriuos turėsime spręsti. Trenerė, tai komanda porą savaičių neturėjo oficialių rungtynių, atvyko šiandien į Gargždus, kaip nusiteikę? Kaip nusiteikę? Kovingai nusiteikę. Turim stabdyti vietinę komandą. Pagrindė yra vis tiek gynėjai atakuojantis amerikiečiai. Juos kontroliuoti turim limituoti jų žaidimo baudos aikštelėje Petrelevičiaus ir Meirso. Darbuotis ten iš anksto ir aišku, jų metikus pagrindinius Mineikį ir kontroliuoti ir Gailių. Tai plius ir Gedraitį. Tai visą tą sudėjus turim šansus kontroliuoti rungtynės. Apšilinėjo su komanda prieš rungtynės ir Speedy Smithas, ir Jordanas Carolinas. Kokia jų forma, kaip juos jau pavyko integruoti? Turėjom laiko juos integruoti. Aišku, nenorėjom perkrauti informaciją jų. Norėjom kažkiek supažindinti su to, ką žaidžiam, kiek įmanoma paprasčiau kol kas. O šiandien nesitikimės kažkokių idealių rungtynių, tikimės idealaus, vadinkim, idealios pastangos. Tai nereikia čia iš pirmų dienų ir tikėtis iš jų, bet aišku, nenorim ir išeikvoti tas iššvaistytas rungtynės. Svarbi kiekviena minutė. Labas vakaras, sveiki atvykę į Gargždus, Gargždų sporto centras ir paukščio skrydis. Žiemiškas oras, turbūt kaip ir visoje Lietuvoje. Šiandieną Gargžduose Lietuvos krepšinio lyga, kurią remia Betson. Gargždai prieš Vilniaus Rytą jau visai netrukus per BTV. Benediktas Petkus, Vilhelmas Bladyka. Sveikas, gyvas, kaip kelias? Sveikas. Kelias toksai įvairus, vietom autostrada davė ir džiaugsmų, ir ne tik, sakykim taip, bet visi atvykom čia į Gargždus, transliacija vyksta, rungtynės irgi netrukus įvyks ir turbūt, kad čia gali būti visai įdomu, pilna Gargždų arena, kaip ir dažnai šiame sezone. Aišku, šiandienos varžovas Vilniaus Rytas, manau, kad tai irgi gargždiškiam patrauklus oponentas. Vilniaus Ryto fanų irgi nemažai, užsipildžiusios tribūnos, labai gražiai ir himnas atliktas prieš pat rungtynes. Žodžiu, tokios tikrai smagios nuotaikos čia Gargžduose. O taip, čia ir visas 16-asis turas. Iškart po šių rungtynių toli nesikelsime į uostamiestį. Klaipėdos Neptūnas prieš Nevėžį Paskolų klubą. Dvejos tokios šio vakaro rungtynės. Vilniaus Rytui tai yra pirmasis apsilankimas šioje naujoje Gargždų arenoje. Tiesa, vilniečiai savo paskutinėsias rungtynes dar žaidė praėjusiais kalendoriniais metais su Kauno Žalgiriu. Įvyko tos rungtynės. Gargždai savo ruožtų šiemet jau spėjo ir pergalę iškovoti Jonavoje. Triumfavo prieš Jonavą Hipokreditą 82-75. Tose rungtynėse nebuvo Deivido Gailiaus. Šiandien jis jau yra registruotas. Svarbi ta pergalė Gargždams po 3 paeiliui nesėkmių Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson. Kažkiek tos nuotaikos pozityvesnės, laimėjus, na ir šiaip ir turnyro lentelės prasme tos rungtynės svarbios buvo Gargždų komandai. Ta pergalė labai svarbi. Vilniaus Rytas, kaip ir sakei, porą savaičių rungtynių oficialių neturėjo nuo gruodžio 27 dienos, tačiau kažkiek tai į naudą galėjo išeiti vilniečiams. Ryto sudėtis dabar mūsų ekranuose. Joje šiandien jau ir abu naujokai, sakykim taip, Jordanas Carolinas ir Speedy Smithas jau registruoti rungtynėms. Carolinas, aišku, debiutuos su Vilniaus Ryto apranga. Speedy Smitho sugrįžimas po keletos metų pertraukos 21-22 sezone. Speedis žaidė čia Lietuvoje, laimėjo lygą ir tikrai paliko daug gražių prisiminimų visiems gerbėjams. Aišku, daugiausiai prisiminimų Vilniaus Ryto aistruoliams paliko čia Speedy Smithas. Jis grįžta į sostinę, atvyko čia ir Jordanas Carolinas. Šiandien bus įdomu juos, aišku, taip pat išvysti ant parketo. Čia ir komandų startiniai penketai: Pipkinsas, Turneris, Gailius, Petrelevičius ir Vaištaras. Kitoje barikadų pusėje Vilniaus Ryto penketukas:
Walkeris, Sargiūnas, taip pat Lukošius, Vaili ir, aišku, kapitonas Artūras Gudaitis. Kol kas nei vieno iš naujų veidų ant parketo dar nematysime, renkasi patikrintus variantus mačo pradžiai vyriausias Ryto strategas Giedrius Žibėnas. Vieną mačą spėjo sužaisti pirmajame rate, aišku, tarpusavyje komandos 99-73 Vilniaus Rytas buvo stipresni sostinėje. Gudaitis fiksavo ir dvigubą dublį, 14 taškų 10 atkovotų kamuolių. Tuo tarpu Jacobas Vailis sužaidė kol kas geriausias savo rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson. 19 taškų pelnė, geros nuotaikos Giedrius Žibėnas. Man atrodo, šiaip geros nuotaikos Vilniaus Rytas ir pats klubas, aišku, ir fanai pradėjo tos naujosios kalendorinius metus. Po to, kai išvyko Gytis Radzevičius, ilgai užtruko Vilniaus klubas, kol rado pamainą Radzevičių. Jordanas Carolinas atvyko kartu ir Speedy Smithas taip pat. Vietoje išvykusio Radzevičiaus 2 žmonės į sudėtį gavo Vilniaus Rytas ir čia taip pradeda mačą vilniečiai. Gudaitis stabdomas pražanga. Kietai prasižengia Paulius Petrilevičius. Čia dar kartą epizodo pakartojimas. Šias rungtynes jums pristato souls.lt. Artūras Gudaitis tęsia savo puikų sezoną. Naudingiausias lygos žaidėjas, 22 naudingumo balų vidurkį fiksuoja ir tie skaičiai nekrenta gruodžio mėnesį per 5 rungtynes. Bendrai visose turnyruose LKL, KMT ir Čempionų lygoje 23,5 naudingumo balų vidurkius fiksavo Vilniaus Ryto vidurio puolėjas. Ir atrodo dabar, kai prie komandos prisijungė Speedy Smithas, tas tikras toks kūrentis krepšininkas, gal net dar labiau matysim išnaudojama Artūrą Gudaitį, nors ir taip jis šį sezoną atrodo fantastiškai. Vieną baudos metimą iš 2 pataikė Gudaitis. Dabar jau Gargždai rengia savoją ataką. Geras ten Turnerio perdavimas, Petrilevičius. Pipkinsas, 5 sekundės atakai. Iš toli Jailonas Pipkinsas, taškų nėra, pamuštas kamuolys. Su juo Deividas Gailius, 2 taškai, atsidaro kapitonas. Kalbėjom dar prieš rungtynes, ar žengs ant parketo Deividas Gailius. Matėm, kad mačui registruotas, bet matom nuo pat pirmųjų akimirkų kapitonas jau aikštelėje ir pelno pirmosius Gargždų komandos taškus. Būtent jis čia klysta, Rytas kitoje aikštelės pusėje. Ir jau dingusi ta šypsena iš Giedriaus Žibėno veido. Ilgai netruko, 1 minutę. Iš Vilpuko, man atrodo. Tiesiog. Gailius grąžina kamuolį į žaidimą. Pirmosiose rungtynėse Gailius fiksavo -5 naudingumo balus, taškų nepelnė. Tai buvo blogiausios jo sezono rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson. Pipkinsas atiduotas perdavimas čia Turneriui. Metimas iš toli netaiklus. Na, porą jau bandymų iš toli pamatėme Gargždų komandos. Tiek Pipkinso, tiek Turnerio metimų opcijos nebuvo labai prastas. Tiesiog pataikyti kol kas nepavyksta Gargždams, bet netaiklių metimų atsako ir Jordanas Walkeris. Čia Gargždai greitoje atakoje. Ištaras. Taškų nėra, atodusis tribūnose. O čia ir tikimybės. Vilniaus Rytas ir ryškus šio susitikimo favoritas. 90% prieš likusius 10, kurie buvo skirti Gargždams. Nu, faktas, Rytas antroje Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson turnyro lentelės vietoje. 9 pergalės, 4 nesėkmės. Ir tikrai ryškus favoritas čia Gargžduose, bet kol kas mačas neįtin sėkmingai prasideda vilniečiams. Petrilevičius. Žaidžia iki galo, taškų nėra. Ir dar vienas netaiklus Gargždų komandos metimas, tačiau viską gerai padarė Petrilevičius, užatakuotas tiesiog Artūras Gudaitis. Žiūrime, ką sukurs Rytas. Gudaitis. O čia jau Gudaitis turi pranašumą, naudojasi juo iki galo, bet ir Gudaičiui nepavyksta čia pasižymėti taškais. Pipkinsas kitoje aikštelės pusėje kyla aukštai. Ilgai įsilaikė ore Jailonas Pipkinsas. Pirmieji jo taškai. Ir be variantų ten, jeigu Sargiūnui kažką padaryti. Rytas ir toliau lieka su tuo vieninteliu pataikytų Gudaičio baudos metimu. O mes kalbame apie antrą rezultatyviausią visos lygos komandą. Klysta Sargiūnas. Ir jau trečia Ryto klaida per nepilnas 3 minutės pirmajame kėlinyje. Greitai klysta čia, aišku, ir Gargždai.
Bet ryto pradžia tikrai nekokia, 3 klaidos, kol kas vos 2 išmesti metimai į žaidimo. Vieną tritaškį metė Volkeris, tritaškį metė Gudaitis, abu tie metimai netaiklus. Lukošius iš toli. Kas pasiims kamuolį, tai daro Pipkinsas. Ir vėl labai greitai žaidžia Gargždai, iš karto po atkovotų ar perimtų kamuolių žiūri į priekį. Tolimi perdavimai čia ir vėl pavyksta būtent tranzicijoje tą sėkmingo susikurti. Deividas Gailius sustabdytas pražanga. Nerezultatyvus krepšinis, kaip priminėjai, klaidos, netikslus metimai. Na, ryto turbūt tą kažkiek galima teisinti tuo, jog tiesiog komanda 2 savaitės neturėjo rungtynių. Taip, treniravosi, aišku, čia klausimų nėra, bet vis vien iš to žaidybinio ritmo kažkiek nenori išsimuši per tokį laiką. Artūrui Gudaičiui čia užfiksuota nuobauda kovoje dėl kamuolio. Gargždai tęsia ataką, Vaištaras iš toli neatakavo. Turneris. Pipkinsas. Petriulevičiaus pagalba. Įstrigusi ataka ir viskas baigėsi klaida. Vaili, geras perdavimas į kampą, Sergiūnas visiškai laisvas ir toliau nepramuša Rytas. Čia nuo pačių Vilniečių kamuolys palieka aikštelę. Remigijus Milašius, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas, taip pat stebi šias rungtynes. O čia ir Tomas Rinkevičius, Gargždų komandos vyriausiasis treneris. Tam tikri nesklandumai. Smylis Mitas, Lietuvos krepšinio lygos čempionas. Laukia savo pasirodymo ant parketo. Deividas Gailius išvestas metimui. Vėl gera proga, vėl nepavyksta pataikyti Gargždams. Kol kas sekasi gargždiškiams tai, kad Rytas nepataiko. Ant tų žodžių dar vienas netaiklus metimas iš toli. Lukošius antrą tritaškį jau prameta. Dabar toli atšoko kamuolys, dar vienas šansas Rytui, Volkeris. Čia bandė kabinti perdavimą Artūrui Gudaičiui. Suranda pražanga čia Gudaitis. Antroji asmeninė pražanga Pauliui Petriulevičiui. Taip, atrodė, kad ten ir Gailius buvo šalia. Bet visgi Petriulevičiui rašyta nuobauda. Čia ne pats geriausias ženklas Tomui Rinkevičiui. Turi čia pretenzijų Gargždų komandos treneris. Giedrius Žibėnas nuo atsarginių suolo pakėlė Džeriką Hardingą. Bandys išjudinti kol kas tikrai neveikiantį Ryto puolimą Džerikas Hardingas. Arbitrai keliauja prie peržiūros ekrano. Turime Gargždų trenerio iššūkį dėl pažangos metimo metu. Tai pradžiai žiūrim pagrindinę kamerą. Ne tas filmas. Kur situacija paskutinė mums reikia? Kebra turi būti banglas. 5-1, o čia gerai. Stūmimą per ranką. Aš fiksuoju 14 numerį pražangą. Laikymą per ranką. Jisai kamuolys jau ant rankos tada, nes... Pirmą ant rankos ir va tada nukertas. Tai pražanga metimo metu mes liekam prie pirminio sprendimo treneriais. Ačiū.
liko prie pirminio savo sprendimo teisėjai, čia pražanga metimo metu ir taip jeigu dar buvo galbūt kilus tokia nedidelė abejonė, tikrai ten negailių pražanga, na matys dabar tikrai, kad ir Petrilevičius ten laikė kažkiek Gudaičio ranką. Antrąją pražangą užsidirbusi Petrilevičių pakeitė Mėris. Taip, čia gal kažkiek ir neplanuotai anksti dabar priverstas Tomas Rinkevičius išimti Petrilevičių iš žaidimo. Rizika gauti trečią pražangą per didelę, aišku, tokiose rungtynėse. Pataikė pirmąją baudą Gudaitis. Visus Ryto taškus jis renka šiandien baudomis, daugiausiai baudų metantis visos lygos krepšininkas. Beveik po 8 per rungtynės vidutiniškai. Ir Rytas kol kas pataikęs 2 baudas iš 4, na, Gudaitis pataikęs 2 baudas iš 4, Rytas prametęs visus 5 metimus į žaidimo. Vaištaras. Vėl turėjo galimybę čia atakuoti iš toliau ne pirmą kartą, bet matom ir šį kartą žaidžia toliau, žaidžia pagal susitarimus. Reikia metimo. Vipkinsas praktiškai susirena, toli atšokęs kamuolys. Tiesiai Mėriui rankas. Pildomas Gargždų šansas. Pražanga. Džerikas Hardingas čia prasižengia. Džeilonas Pipkinsas mes baudas. Su Jonava tikrai prastos jo rungtynės buvo. -5 naudingumo balai. 6 klaidos, 4 pražangos. Tas pataikymas į žaidimo neblizgėjo. 4 metimai iš 12. Taip, bet nepaisant to, Gargždai laimėjo tas rungtynės. Gerai atrodė ten ir Nojus Mineikis. O tas pats Justinas Turneris jau tikrai geras rungtynės žaidė. Šiandien trečias Justino Turnerio mačas su Gargždų komandos apranga. Būtent dabar prieš Turnerį atakuoja Jordanas Walkeris ir pirmieji Ryto taškai žaidimo tik dabar, įpusėjus pirmajam kėliniui. Na, klausimas, kiekgi laiko turėjo nekristi Vilniečiams. Faktas, kad tas puolimas turi įsivažiuoti laikui bėgant. Martin Šmėjeris nepataiko iš vidutinės distancijos. Kaip ir Petrilevičius, tas žaidėjas galintis kažkiek ištraukti iš baudos aikštelės Artūrą Gudaitį, bet po krepšių gynyboje turbūt, kad čia problemų turės panašiai. Ar tai Mėjeris, ar tai Petrilevičius. Artūras Gudaitis yra taranas ir jis taranuoja čia dar kartą. Baudos metimą matysime, tiesa, jau po pertraukėlės. Čia reklaminė pauzė įpusėjus pirmajam ketvirčiui. Baigėsi komercinė pauzė, grįžtame į Gargždų sporto centrą. Įpusėjo pirmasis kėlinys, tiesa, rezultatyvumu. Šiandien komandos nespindi 6-6. Tiesa, po pauzės Gudaitis dar mes vieną baudos metimą. Prieš pertraukėlę 2 taškus su pražanga rinko Vilniaus Ryto kapitonas. Nemažas tempas kol kas rungtynių pradžioje. Aišku, tiek Rytas, tiek Gargždai mėgsta žaisti greitai. Ir koja turbūt labiausiai kiša čia tomis pirmosiomis minutėmis. Tiesiog netaiklus sprendimai. Gargždai prametė visus 5 tritaškius, Rytas prametė 4 tolimus metimus, plius Ryto 3 klaidos. Gudaičių situacijos 2+1 išnaudoti maksimaliai nepavyko. Puliamas. Po pauzės jis pakeltas nuo atsarginių suolo. Laurinas Vaištaras iš toli galiausiai ryžosi atakuoti, tiesa nepataikė. Bet dar vieną progą čia papildomą susikūrė Gargždai. Šiandien jau 4 jų atkovotas kamuolys puolime. Puliamas. Kelios sekundės lieka, nepataiko ir Trejus Puliamas. Visi 7 pramesti tolimi metimai. Jordanas Walkeris lieka, čia prieš jį gintis Laurinas Vaištaras. Walkeris pats. Kas pasiims kamuolį? Vaištaras.
Jis jau rūksta į priekį. Nojus Mineikis. Iš po krepšio nerenka taškų. Kitoje aikštelės pusėje Džerikas Hardingas. Daug taškai su pražanga. Dar sumedžiojo tą kontaktą Hardingas. Dar ir atsispaudimą padarė. Taip, geros nuotaikos. Jordanas Carolinas jau ant parketo. Po pertraukėlės pasirodė aikštelėje. Jis debiutuoja su Vilniaus Ryto apranga. Carolinas žengia į aikštelę. Dabar jau ir Speedy Smithas. Dar viena didesnė plojimų banga iš B tribūnos Vilniaus Ryto ištikimiausių fanų grupuotės. Tarpu Hardingas pataiko baudos metimą. Šį sezoną vos 2 baudas jis prametė iš 37 bandymų. Dipkinsas. Bando žaisti pats. Taškų nėra iš žaidimo, tiesiog klaikiai atakuoja šeimininkai. 2 metimai iš 14 šiandien pasiekė tikslą. Smithas. Iš karto vadovauja žaidimui Kajus Brunkė. Nusimestas perdavimas. Dar vienas Ryto netaiklus tritaškis. Čia Speedy Smithas iš kampo. Jam irgi pataikyti nepavyksta. Ginčas užfiksuotas. Ir toliau lieka laukti to pirmojo tikslaus tolimo metimo. Pagal žaidimo seką kamuolys priklausys Gargždams. Kažkiek čia gal ir pasiseka čia Ilonui Dipkinsui. Nori, kad Gytis Masiulis gali ir ten pasimti tą kamuolį puolime. Puljamas. Tenkiai prižiūri dabar Speedy Smithas. Pats iš vidutinio nuotolio Puljamas. Netaikliai Mineikis. Pačiumpa kamuolį. Laiku ir vietoje. Kaip tik su tais taškais matau ir Nojaus šeimyną atvyko į areną. Taip pat ir tėtis Audrius Mineikis. Čia krant ant parketo Puljamas. Briunkės perdavimas į kampą Hardingui ir taiklus metimas. Bet atrodo užmynė. Taip, ten tritaškio linija, taip, 2 taškai rašyti. Puljamas. Perdavimas nuo žemės Mėriui. 2 taškai. Taip. Atsako šeimininkai. 2+1. Brunkės pražanga. Vokietis pripažino, kad yra neteisus. Ketvirtas jau Mėrio rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson. Atvyko Latvis čia į išvykusio Beno Griciūno vietą. Gargždai dar vieną kamuolį puolime atkovoja. Mineikis visiškai laisvas, iš toli nepataiko. Ojoj. Ir kažkiek gal galima aiškinti, kad Vilniaus Rytas taip prastai atakuoja kol kas iš toli, 0/7. Pirmą kartą žaidžia šitoje arenai. Plius ilga kelionė. Taip, ilga kelionė. Galbūt čia tų priežasčių galima atrasti. Bet kad Gargždai savo namų aikštelėje yra prametę visus 8 tritaškius, čia kažkiek kyla antakis, bet sėkmingas Gargždų. Dar vienas išpuolis išsiveržia į priekį Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai 12-11 ir čia Giedrius Žibėnas prašo Šarminės Akvilės vandens pertraukėlį. Baigėsi Giedriaus Žibėno paprašyta Šarminė Akvilės vandens pertraukėlį. Gytis Masiulis, gubernijos nealkoholinis, serviruoja tokį faktą. Rytas, Lietkabelis, Neptūno Žalgiris. Tokios Gyčio Masiulio komandos Lietuvos krepšinio lygoje. Dabartinis pirmas ketvirtas turnyro lentelė. Visai neblogai, sakyčiau taip. Su tuo pačiu Žalgiriu 11 taškų surinko Gytis Masiulis. Speedy Smithas. Hardingas. Perdavimas Brunkiai. Prie jo žemesnis Puljamas. Veržiasi po krepšiu. Kajus Brunkė, pražanga. Tam tarp 3 žaidėjų taip pat sudūrė Kajus Brunkė. Taip, tarp 2 čia Puljamas ir Mėris.
bandė stabdyti varžovą Puljamoje. Užfiksuota pražanga. Ar visgi ne, Martinui Mėjeriui panašu čia užfiksuota nuobauda. Antra asmeninė ir Mėjeriui. Petrilevičius turi 2 dabar. Dabar ir dar vienas Gargždų aukštaūgis gauna antrą asmeninę pražangą, o dar tik pirmas kėlinys. Na, tikras galvos skausmas Tomui Rinkevičiui. Tikrai ne pirmą kartą šį sezoną su tokia situacija tenka kovoti Gargždų komandos treneriui. Hardingas, aukštas perdavimas, prie Masiulio grįžo, dabar jau Mėjeris. Liukė prižiūri Turneris, Mėjeris ėjo padėti, Masiulis gavo kažkiek erdvės ir sulaukęs perdavimo dabar pelno taškus. Rytas vėl priekyje. 14-12 prasidėjo paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Turneris. Keičiasi gynyboje, Rytas Briunkė liko dabar prieš Justiną Turnerį. Bando atakuoti varžovą Turneris, galiausiai Gytis Masiulis blokuoja metimą, bet Gargždai sugeba vėl pasimti kamuolį. Rytui tai 5. komandinė, o tai reiškia, kad matysime baudų metimus. Karolis Giedraitis mes juos. Geros nuotaikos Gargždų arenoje. Grąžinamas ant parketo Laurinas Vaištaras ir dabar be tokio tikro vidurio puolėjo žais Gargždai. Išimtas Mėjeris. Petrilevičiaus nėra. Bet kuomet Ryto penkete Gytis Masiulis tuo nominaliu 5 numeriu, tai gali turbūt ir pabandyti tokį variantą Tomas Rinkevičius, kad prieš Masiulį pažaistų Laurinas Vaištaras. Speedy Smithas. Perdavimas arčiau krepšio. Jordanas Carolinas. Gerai, ten buvo Turnerio pagalba. Hardingas užatakuoja labai nesunkiai Trejų Puljamą ir tikrai išjudino pasirodęs ant parketo Hardingas Ryto puolimą per kiek daugiau nei 5 minutės. Jau 7 jo taškai ir 3 atkovoti kamuoliai. Likęs laikas priklauso Gargždams. Puljamas. Nusiteikia žaisti 1 prieš 1. Perdavimas Vaištarui. Šis susirena 2 taškai ir po pirmųjų 10 minučių Vilniaus Rytas turi vos 1 taško pranašumą. 16-15. Dar kartą galime pasigrožėti paskutinę šio kėlinio ataka. Ir dabar galime šiek tiek atsipūsti. Netrukus grįšime į Gargždų sporto centrą. Baigėsi pertraukėlė tarp kėlinių. Gargždai prieš Vilniaus Rytą 15-16. Tokie svarbiausi skaičiai švieslentėje. Derikas Hardingas mūsų ekranuose 7 taškus surinko Hardingas. Taip pat jis atkovojo ir 3 kamuolius, 10 naudingumo balų ir žmogus rungtynes pradėjęs nuo atsarginių suolo tapo geriausiu pirmojo kėlinio žaidėjų. Kol kas visus tolimus metimus prametusios komandos. Rytas prametė 7, Gargždai 8 tritaškius. Kartu sudėjus 15-0. Oho. Kažką. Prasideda čia antrasis ketvirtis. Jordanas Carolinas. Jo perdavimas Masiulio. Gal Caroline atiduoda kamuolį Masiulis ir dar vienas netaiklus tritaškis. Kažkada galų gale vis tiek pataikys. Tikėkime, būtų keista, jeigu ne. Neikis. Ne, taip pat pro šalį. Laurinas Vaištaras ten pakovoja dėl kamuolio. Taip kietai griuvo ant parketo. Jau 5 šiandien jo atkovotas kamuolys. Ne, visgi nepavyko čia Gargždams susikurti to antro šanso. Rungtynes tarp Gargždų ir Ryto jums pristato Souls.lt. Hardingas. Prieš jį Puljamas. 4 sekundės atakai. Išmuštas kamuolys be pražangos.
Galimybė Gargždam žaisti greitai. Turneris gauna stogą. Kol kas sunkus vakaras Justinui Turneriui. Dabar jau ketvirtas pramestas metimas. -5 naudingumo balai. Debiutinės Turnerio rungtynės gruodžio 27 nebuvo labai geros su Juve. -3 naudingumo balai tame mače. Paskui, kaip ir kalbėjom su Jonava, jau tikrai geresnį pasirodymą turėjo. Šiandien vėl vaizdas neįtin džiugina. Nojus Mineikis dar porą taškų pelno. Rungtynėse su Jonava naudingiausias buvo Nojus Mineikis. 17 taškų, 10 kamuolių, geriausios sezono rungtynės. Runke. Kažkiek parizikauti. Nojus Mineikis buvo atsitraukęs nuo vokiečio. Runkės metimas irgi netaiklus. Turneris. Lieka dabar prieš Gytį Masiulį. Puliamas prieš Hardingą. Vaištaras čia turi gerą poziciją užsiėmęs prieš Speedy Smithą ir užatakuoja dabar Vilniaus Ryto gynėją. Turėjo pranašumą Laurynas Vaištaras. Tuo ūgio pranašumu dabar puikiai naudojasi. +3 Gargždai. Hardingo perdavimo nesugauna. Čia Gytis Masiulis. Gargždai jau kitoje pusėje. Mineikis pergudrauja Speedy Smithą. 2 taškai su prabanga. Šėlsta šeimininkai. Ir kaip gražiai čia žaidžia Nojus Mineikis. Ne, čia ne pražanga. Panašu tiesiog pamušė kamuolį. Taip, ką jūs Briunkė ir tiesiog 2 taškai įrašyti. Kontakto nebuvo. Bet kaip ten bebūtų, tęsia savo gerą atkarpėlę. Gargždai. 6-0 toks antrojo kėlinio startas. Sargiūnas. Nusimestas kamuolys, Carolinas. Nesikeičia skaičiai švieslentėje. Visi 10 jau Ryto netaiklių tritaškių. Čia sugrįžęs Paulius Petrilevičius. Geras jo perdavimas, toliau juda kamuolys ties tritaškių liniją. Pipkinsas giliai ten įlindęs po krepšių Petrilevičius. Dabar jo metimas netaiklus, bet prasižengia. Rytas čia kovoja dėl kamuolio. Tai palankus švilpukas Gargždams. Sargiūno pražanga. Čia dar kartą, taip, stumtelėjo Sargiūnas Mineikį. Jordanas Walkeris grįžta ant parketo Ryto penkete. Vietoje Speedy Smitho grįžta ir Simonas Lukošius. Vietoje Carolino. Turneris metimas aukštą trajektoriją. Pirmieji Turnerio taškai. Kol kas pirmosios Ryto naujų žaidėjų ir Carolino ir Smitho minutės nebuvo. Galbūt pačios sėkmingiausios. Prametė Carolinas abu tritaškius. Speedy Smithas vieną. Jacobas Wiley čia atakuoja Mineikį. Renka taškus. Pirmieji Jacobo Wiley taškai šiandien. Pats atkovojo kamuolį puolime ir pelnė tuos taškus Wiley. Ir pirmieji Ryto taškai antrajame kėlinyje. Jailonas Pipkinsas iš vidutinės distancijos taikliai. 6 Pipkinso taškas. Komanda skiria 7 taškai. Lukošius. Sukeitė gynyboje Gargždai. Liko Wiley prie žemesnį Giedraitį. Petrilevičius ėjo padėti, praleido Gudaitį. Paskui lieka Wiley jau laisvas. Tokie nesusipratimai Gargždų komandos gynyboje, nesėkmingi momentai ir galiausiai Ryto pozityvi atakos pabaiga. Baigėsi komandų pasitarimas, išsami komandinė statistika. Visi 19 mestų šiandien tritaškių nebuvo taiklus. 25-20. Atkovotų kamuolių statistika taip pat iškalbinga. 23 kamuolius sugriebė Gargždai. Iš kurių 10 sugriebė puolime, kas turbūt dar įspūdingiau skamba. Ir kol kas tie antrieji šansai tikrai leidžia laikyti šiose rungtynėse Gargždams. Antroji bandymų
pelnytų taškų 11 turi Gargždai šiose rungtynėse. Kaip iš 25, beveik pusę taškų, būtent antraisiais šansais. Čia po pertraukėlės pradeda savo ataką Gargždai. Tomas Rimkevičius buvo pakvietęs auklėtinius pasitarimui. Pirkinsas Deividui Gailiui. Kapitonas iš toli. Toli atšokęs kamuolys. Ekstra šansas šeimininkams. Turneris. Nepavyksta pataikyti ir jam. Gudaitis ima kamuolį. Rytas bando greitai pereiti į ataką. Sargiūnas iš toli neatakuoja. Laiku priejo prie jo Petrilevičius. O čia Mineikio visai neblogas epizodas. Dar ir peržiūras prašo Mineikis. Sunku pasakyti, aišku, čia kiek yra tam argumentų. Na ir pasiruošęs Tomas Rinkevičius paprašyti iššūkio. Taip, turime trenerio iššūkį. Arbitrai keliaus prie skubios peržiūros sistemos. Skubios pakartojimo sistemos peržiūra, kurios prašo Gargždai vyriausiasis treneris. Mes turime Gargždų trenerio iššūkį dėl užžiūrį paskutinį. Taip, dabar Gudaitis, ane? Balta ranka, dabar ateina gynėjas. Ir čia jau gynėjo pirštai. Taip, 2-7 liečiam. 7 liečiam. Dabar tik tai va čia reikia pažiūrėti, ar Gudaitis dar neliečia. Gerai, kokias kitas kameras turim? Čia 8. Žiūrim šitą. Panašu, kada čia Gudaitis liečia. O dabar. O dabar nuo pirštų. Dar liečia, tai trenerių iššūkis, paskui niekas neliečia ten toliau, ne? Taip, tai trenerių iššūkis sėkmingas, o mes keičiam sprendimą Gargždų kamuolys. Jis parodo pats, ok? Davai. Pasiteisinęs trenerio iššūkis Nojus Mineikis neapgavo Tomo Rinkevičiaus. Kamuolys atitenka Gargždams. Čia tikrai solidus Nojus Mineikio epizodas gynyboje. Na, vien jau, jeigu ir būtų Rytui atitekęs kamuolys, jau ir taip būtų galima sakyti, kad viską ten gerai padarė Mineikis, bet dabar dar ir pats pasiūlė treneriui paprašyti iššūkio ir jis sėkmingas. Ivicas Petrilevičiui pražanga. Antra komandinė Rytui. Simonui Lukošiui čia rašyta pražanga. Petrilevičius turės progą atsidaryti šio vakaro rungtynėse. Kol kas Petrilevičius be taškų. Na, tom yra ir Žalgirio atributika pasipuošusių žiūrovų. Čia turbūt dažnas atvejis arenose Lietuvoje. Na taip, taip. O Petrilevičiaus baudos metimų 27-20 priekyje Gargždai. Susigrąžina tą rekordinį 7 taškų pranašumą. Ir dabar Gargždai turės šansą tą persvarą netgi dar labiau padidinti. Gailius. Pavyksta visgi greitoje atakoje išpulti Gargždams. Pavyksta tą padaryti Rytui. Jordanas Volkeris pirmas nubėgęs jau į varžovų baudos aikštelę. Sulaukė perdavimo. Taškai iš po krepšio. 4 taškai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Tokie kol kas Volkerio skaičiai. Įpusėjo antrasis kėlinys. Turneris. Ilga Gargždų komandos ataka. Turneris liko su Vailiai, kaip turbūt ir norėjo, tik čia nepavyksta dabar pataikyti.
Rytas vėl greitai perina į ataką. Čia Turneris panašu pažeidžia taisyklės. Na, turi dabar tokią prabangą, kažkiek kibiau, kažkiek agresyviau pasiginti Gargžda, ypač tokiose situacijose, kai varžovai nori bėgti į priekį. Tik pirmoji dabar komandinė pražanga Gargždams, o veiksmas čia tęsis po pertraukėlės. Baigėsi komandų pasitarimas 27-22. Tokie skaičiai kol kas 4,5 minutės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. QR kodas, skenuokite jį. Lietuvos krepšinio lygos oficiali atributikos parduotuvė shop.lkl.lt. Labai gera parduotuvė, labai gera atributika. Tai aišku, šiandien pataikymas iš toli. Komandos kartu sudėjus metė 21 tritaškį, nei vienas nebuvo tikslus. Galbūt dabar Jordanas Walkeris. Ne. Bet turbūt tai, kad nepataiko komandos tolimų metimų, šiandien labiau kol kas į naudą Gargždams. Jeigu Rytas įsimėtytų, kur kas sunkiau, aišku, būtų dirbti gynyboje gargždiškiams. Pipkinsas čia pats nedaug trūko, kad pataisytų savo metimą. Panašu, kad pats kažkiek timtelėjo lanką. Tinklelį tai yra. Tai būtent tokį gestą parodė teisėjai. Gal ir Petrilevičiaus ten ranka visgi kliūdė kažkiek. Dar spėjo ir nurodymus savo žaidėjams duoti Tomas Rinkevičius. Šiaip, aišku, Rytui kišo koją ir jau 7 klaidos per 16 žaidimo minučių. Po klaidų Gargždai surinko 6 taškus. Vailį žaidžia pats nuo lentos, 2 taškai. Visus 3 dvitaškius Vailį šiandien pataikė. Ir visus 3 antrajame kėlinyje. Pipkinsas. Pamestas kamuolys. Taip, čia kamuolį, ieškojo pražangos, po to jau pats prasiženginėja. Hardingas nuo suolo pašoko, rodo nesportinės gestą. Antroji Pipkinso pražanga, tuo pačiu ir antroji komandinė Gargždams. Bet panašu, kad čia iššūkių naudojasi Giedrius Žibėnas, būtent dėl to, kad peržiūrėtų arbitrai pražangą. Dabar mes turime Rytas trenerio iššūkį dėl pražangos sugriežtinimo. Tas kamuolys priekį, siekia tą kamuolį, užsikabina tą ranką, jis jos neužgrėbė, neužlaiko, kontaktas nestiprus, tai mes pasiliekam prie pirminio sprendimo, vien iššūkis sėkmės. Gynyba zona gali šiandien. Jo, gynyba. Pirminis sprendimas lieka galioti, pražanga nebus sugriežtinta. Sprendimas lieka galioti. Bet visai nebloga ta Pipkinso pražanga, žvelgiant iš Gargždų perspektyvos. Na taip, juolab tik antra komandinė. Rytas, aišku, irgi tik su 2 kol kas pražangom antrajame kėlinyje. Jordanas Walkeris pradeda čia Vilniečių ataką. Vailį užtvara. Vailiui perdavimas į kampą Sargiūnui. Gera ataka. Pritrūko tik Sargiūno taiklaus metimo. Bet taškų Ignas Sargiūnas lieka ir toliau. Puliemas, aukštas perdavimas. Per viršų ieškojo Petrilevičiaus Puliemas. Gytis Masiulis čia neleidžia varžovų išsiimti pozicijos. Pirmoji Masiulio pražanga. Grįžta Džerikas Hardingas Vilniaus Ryto penkete vietoje Simono Lukošiaus. Tokį variantą matėme ir pirmajame kėlinyje. Jeigu nesumeluosiu, kai
Ir su Volkeriu, ir su Hardingu, ir su Sergiūnu viename penkete žaidė Rytas. Matėm tą ir paskutinėse Ryto rungtynėse prieš Žalgirį. Gailius išlaukė, pašokdino varžovą. 2 taškai. Pasižymi kapitonas. Volkeris. Prie savęs pritraukė porą varžovų. Gailius pamušė kamuolį. Rytas galės tęsti ataką. Iki jos pabaigos 8 sekundės. Vėl čia atrodė atakoje išsirikiavę labai gerai vilniečiai. Vailį perdavimas turėjo pasiekti laisvą Džeriką Hardingą, bet čia Deividas Gailius laiku ir vietoje. Volkerio koks perdavimas per nugarą, bet Gytis Masiulis jo nepaveržė rezultatyviu. Pozicinė šeimininkų ataka. Petrilevičius prieš Masiulį. Vėl kibi ten Masiulio gynyba, dar vieną pražangą Rytas turi. Petrilevičius metimui progą rado, pataikyti nepavyko, čia išlaikyti kamuolio savo komandai taip pat. Speedy Smithas vėl keliamas nuo suolo. Žmogus sugrįžęs į Vilniaus Rytą. Ir turintis čia užpildyti tą kūrėjo vaidmenį. Aišku, tiek Hardingas, tiek Volkeris to atakuojančio plano žaidėjai patys renkantis taškus. Speedy Smitho funkcija turėtų būti kiek kitokia. Na, turbūt ir šitų rungtynių pradžia rodo, kad reikia tos ramybės, to šalto proto Vilniaus Rytui. Čia žaidžiant Gargžduose 7 klaidos per nepilnus 2 kėlinius tikrai yra per daug tokiai komandai kaip Rytas. Turneris pro šalį. Čia greitas perdavimas į priekį. Džerikas Hardingas greitoje atakoje pelno taškus iš po krepšio ir Tomas Rinkevičius išnaudoja antrąją ir paskutinę savo pertraukėlę pirmoje mačo dalyje. Būtent į ją dabar ir kelias. Dvikovos skaičiai mūsų ekranuose ir toliau nepramuša niekaip iš toli nei vieni, nei kiti. 3 milijonai čia skamba, iš dainos, man atrodo, buvo tokie žodžiai. Jeigu 9 kartus nepasiseka, vis tiek kažkaip pabando mane. Toks tekstas, tai bando jau daugiau negu 9 ir Gargždai ir Rytas 12 netaiklių Gargždų, Ryto 13 netaiklių tolimų metimų. Aišku, ir tas rezultatyvumas natūralu. Nedidelis bendrai abiejų komandų 29-26, čia likus mažiau nei 2 minutėms antrajame kėlinyje. Gargždai yra pelnę 29 taškus ir atkovoja 29 kamuolius beje. Vau. Va čia tai vau. Net išmušėt kolegą kažkiek. Trejus Puljamas vos nepametė kamulio, išsaugoja į Gargždai. Gailius pašokdino Sergiūną, pats eina iki galo ir renka taškus dešinė ranka. 6 Gailiaus taškas. 6 pelnė ir Pipkinsas bei Mineikis. Ir toliau išlaiko pranašumą Gargždai. Speedy Smithas čia po užtvaras. Nėra. 0 iš 14. Petrilevičius greitoje atakoje suranda Vaištarą. Šis stos prie baudų metimų linijos. Miriunkės pražanga. Carolina nuo suolo kelia Giedrius Žibėnas. O Vaištaro baudų metimai po savaitę savo 25-ąjį gimtadienį minės Laurynas Vaištaras. Staruoju metu reikia pripažinti, kad nemažai tų žaidimo minučių jis sulaukia. Su Utenos Juventus 26 minutės, pastarosios rungtynės su Jonava Hipokredit 29 minutės. Ir žaidžia naudingai Laurinas Vaištaras su Juve 18, o Jonava 15 naudingumo balų. Tad normalu, kad ir nekrenta dabar jau tas minučių skaičius. Sezono pradžioje tikrai retokai buvo matomas ant parketo Vaištaras. Na taip, su to pačiu Rytu pirmosiose rungtynėse 2 minutės žaidė jis. Puliama pražanga. Čia dar tik komandinė Gargždams. Dar vieną pražangą iki bonuso turi Gargždiškai. Paskutinį minutę jau prasidėjo antrajame ketvirtyje. Jordanas Carolinas atgal Smithui. Du Ryto naujokai dalinasi kamuoliu. Štai pakilo Gudaitis. Carolinas. Yra.
Tai besibaigiant antrajam kėliniui. Tuo pačiu ir Carolinas pelno savo pirmuosius taškus su Ryto marškinėliais. Po 26 netaiklių tritaškių bendrai per abi komandas, 27 tikslą pasiekė, atsidaro Jordanas Carolinas. Smagu, aišku, ir dėl to. Pirmosios debiutinės Carolino rungtynės. Sezoną pradėjo jis Quintino klube, Prancūzijos pirmenybėse. Taip, turi ir tų bendryščių ir su Lietuva. Dailius, jeigu atsidaro iš toli Rytas. Dar viena bendrystė. Smeigia tritaškį Deividas Gailius. Ir vėl 7 taškai skiria komandas. 36-29. Hardingas iki galo sudėtingas Jericho Hardingo metimas. Ir viskas aidi. Antrojo kėlinio sirena 36-31. Tokie skaičiai švieslentėje. Po pirmųjų 2 kėlinių. Čia ir tie paskutinieji taškai. 11 surinko Hardingas. Jis Ryto komandoje yra rezultatyviausias Gargždų stovykloje. Daugiausiai taškų yra pelnęs Deividas Gailius. Jo sąskaitoje 9. Čia ir gražiausi šių rungtynių momentai. Netrukus mūsų lauks ir karštas komentaras. Kolega Benediktas Katkus pasikalbės su Gargždų kapitonu Deividu Gailiumi. +5 turi Gargždai. Na, neutraliems žiūrovams nuo to tik įdomiau. Manyčiau, laukia intriguojanti antroji dvikovos pusė. Vilniaus Ryto puolimas įstrigęs, šiaip beveik po 92 taškus. Sostinės komanda renka šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson. Ir pagal rezultatyvumą tik Klaipėdos Neptūnai nusileidžia, bet tie pirmieji 2 kėliniai tikrai labai kuklus, o mes galime perduoti žodį kolegai Benediktui. Deividai, 2 kėliniai baigėsi, kas leidžia jums pirmauti kol kas +5? Iš tikrųjų gera gynyba, gerai dirbam gynybai, užpuolam irgi gan neblogai, trūksta tolimų metimų, iš vis būtų viskas gerai. Per abi komandas 1 tritaškis iš 27, ar esi kažką panašaus matęs? Nu, sunku pasakyti, nežinau, gal biški susikaustė, gal jie neturi ritmo, nežinau, bet viskas yra gerai, jeigu taip ginsimės, galim laimėti ir be tritaškių. Ačiū tau, sėkmės antroje pusėje. Galime laimėti ir be tritaškių, jeigu gerai ginsime, sako Deividas Gailius. Pagyvensim, pamatysim. Transliacija tęsiasi, mes keliaujame į Rimi studiją. Artūrai, atsiliekat čia po 2 kėlinių Gargžduose. Ką akcentavo treneris labiausiai per pertrauką? Kaip ir su kovingumu viskas gerai, nepataikom, bet aišku ir Gargždai nežiba puolime. Nežinau, gal tas truputį tų dienų pertrauka atsiliepia mums, naujų žaidėjų integracija, galbūt įsibalansavę biški, bet su laiku bus geriau ir tikiuosi antroje pusėje bus geriau. Ačiū ir sėkmės. Artūras Gudaitis, jo komentarą ką tik girdėjome, 4 taškus yra surinkęs naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson krepšininkas. 11-12 metais Artūras Gudaitis yra vilkėjęs Gargždų komandos marškinėlius. Tiesa, turnyras buvo visai kitas, nacionalinė lyga, bet po ilgų metų Gudaitis ir vėl šiame mieste. Po labai daug metų iš tikrųjų grįžta Artūras Gudaitis. Pamatėm šiandien jau ir Jordano Carolino debiutą. Jis kol kas su 3 taškais, 4 naudingumo balais. Speedy Smito sugrįžimas ir vėl apsivilkimas Ryto aprangos. Šiandien dar netoks sėkmingas. Kol kas abu pramesti metimai iš žaidimo. Vienas rezultatyvus perdavimas, viena pražanga ir -2 balai per 8,5 minutės. Panašiai laiko žaidė ir Carolinas per pirmus 2 kėlinius. Na, faktas, reikės dar tikrai laiko įvesti 2 naujus žmonės į komandą. Taip, porą savaičių turėjo, beveik porą savaičių turėjo, kuomet jau atvykę į Lietuvą yra tiek vienas, tiek kitas, bet faktas, kad na, neužtenka vien treniruočių, reikia ir tos praktikos rungtynių metu. Matėm ir Deividą Gailių, ką tik savo ekranuose, jis Gargždų komandos lyderis, 9 taškai, 11 naudingumo balų, su 11 balų beje ir Laurinas Vaištaras. Tipkinsas.
Štai taip, antrąją rungtynių pusę pradeda Jailonas Pipkinsas. Šias rungtynes jums pristato Souls.lt. Čia ir krepšininkai aikštėje. Pipkinsas, Turneris, Gailius, taip pat Petrilevičius ir Vaištaras. Ryto penketukas Walkeris, Mriunkė, Sargiūnas, Lukošius ir Gudaitis. Čia vienintelis pasikeitimas nuo starto penketų, tai kad Kajus Briunkė pradėjo antrą mačo dalį vietoje Jacobo Wiley. Pipkinsas dar kartą. Wow. Jailonas Pipkinsas. Visai neblogai pradėjo rungtynės, ten jau pirmajame kėlinyje berods 4 taškus pelnė. Dabar gerai pradeda ir antrąją mačo dalį. Uldribis. Simonas Lukošius pameta kamuolį. 8. Ojojoj. Vilniaus Ryto klaida. Gargždai suklydo 5 kartus. Bet iš tų 8 Ryto klaidų Gargždai yra perėmę net 4 kamuolius. Tai irgi visai neblogas rezultatas. Turneris. Pataiko iš toli, galėjo jau ir dviženklį pranašumą čia įgyti Gargždai. Proga neišnaudota, Turneris ir toliau šiandien beveik tuščias. 2 jo taškai, 1 metimas iš 9. Čia greitoje atakoje be pražangos sustabdytas Petrilevičius. Ignas Sargiūnas pamuša kamuolį. Ar turi ir kiekybinį pranašumą Vilniaus Rytas? Gailius pasirenka čia pražangą. Antroji Gailiaus pražanga. To matėm dar ir Vaištaras ten buvo pasiruošęs jau prasižengti prieš Artūrą Gudaitį, jau tą realiai ir darė. Užfiksuotas kitas kontaktas anksčiau, Rytas tęsė ataką. Walkeris, po Gudaičio užtvaros, paliktas Simonas Lukošius, taiklus tritaškis. Antras taiklus Ryto tolimas metimas iš 16. Pirmąjį Rytui pataikė Carolinas. Gargždų komandoje pataikymas 1 iš 14. Vienintelio tritaškio autorius Gailius Pipkinsas. Taip, daug tų tritaškių pamatėm pro šalį, daug tritaškių pro šalį paeiliui pamatėm per pirmus 2 kėlinius, bet normalu, kad negali komandos niekada neįmesti. Matėm, pramušė jau antro kėlinio pabaigoje, čia dabar ir trečio pradžioje Rytas įsmeigia tritaškį. Ir kažkiek tie procentai vis vien turėtų kilstelti į viršų. Walkeris. Pats atakuoja iš distancijos, taiklus metimas, 2 taškai įrašyti. 6 taškai, 5 rezultatyvūs perdavimai. Puikiai skirsto kamuolius šiandien Walkeris. Turneris. -6 Turnerio naudingumo balai. Vaištaras prieš Walkerį. Pagalba atėjo Gudaitis, bet tai vis tiek ne problema. Ir puikiai čia sužaidžia Vaištaras. Nuo tritaškio linijos pradėjo savo reidą. Iš pradžių veido į krepšį, tada pamatė, kad prieš jį Walkeris turi ūgio pranašumą. Nuo baudos aikštelės iš karto apsisuko nugarą greitai, staigiai. Taiklus metimas. Įtūžęs Giedrius Žibėnas. Taikliai čia Jordanas Walkeris, Petrilevičius. Matė kampė Deividą Gailių. 3 taškai. Deividas Gailius dar vieną tritaškį išsitraukia. Iš kampo primena tą Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalą praėjusiais metais. Tiek, kad ten nepataikė to paskutinio. Taip. Bet kampas buvo analogiškas. Mėgsta iš tų kampų. Aišku, Deividas Gailius metimus. Čia faktas, kad daug nuopelnų ir Pauliui Petrilevičiui, kuris galėjo turbūt ir pats eiti iki galo užsibaiginėti tą ataką, bet jau anksčiau turbūt buvo akies kampeliu pastebėjęs laisvą komandos draugą ir paskutinę akimirką tą perdavimą atlieka ir Gailius nesudegina asisto. Na, dar kalbant apie Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą, sausio 15 dieną Vilniaus Rytas namuose žais atsakomąsias serijos rungtynės su Šiaulių klubu. 97-82 baigėsi pirmosios rungtynės. Na ir aišku,
Vasario 21-22 dienos Šiaulių arena, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertas. Bilietus platina bilietai.lt. Oh yeah. Uljamo metimas netaiklus, Lukošius su kamoliu. Kažkiek kluptelėjo ten Petrilevičius, Gudaitis laukia kamolio po krepšių. Pipkinsas ten šalia jo, bandė prasižengti. Gudaitis netikslus, pats griebė kamolio, čia ir nesportinė pražanga. Uljamas griebė už rankos, tiesiog varžovą nutempė varžovo ranką. Čia dar kartą kažkiek gal ir nereikalingi tokie veiksmai buvo ten ir Petrilevičius. Turbūt, kad gal ir jis būtų tą pražangą užsidirbęs. Šiandien Gudaitis pataikė 2 baudas iš 5. Bet tuos pirmus 2 metimus senokai metė pirmo kėlinio pradžioje. 5. Gudaičio taškas. Jis taip pat ir 5 kamolius yra atkovojęs. Lygiai 4 minutės sužaistas Gargžduose. Rytas ir toliau besivejančios komandos vaidmenyje. Turbūt kol kas situacija netokia, kokios tikėjosi. Manau, patys Vilniečiai čia važiuodami autobusu toje ilgoje kelionėje į Gargždus. Na ir per 4 minutės po didžiosios pertraukos Rytas vos 6 taškus yra surinkęs. Lukošius. Su sirena. Pasižymi Simonas Lukošius. Bet matėm, kaip pirmosiomis minutėmis ir pirmame ir antrame kėlinėse tikrai sunkiai rinko tos taškus. Vilniaus Rytas, 3 kėlinys neišimtis. Pristabdytas Laurinas Vaištaras, su kamoliu liks Gargždai. 11 sekundžių atakai. Dismitas, matom vėl aikštelėje. Pasirodė jis ant parketo prieš keletą akimirkų. Dar vienas išėjimas. Puliamas. Perdavimas Petrilevičius, šis vienas po krepšiu. 4. Petrilevičiaus taškas. Nesusikalbėjo gynyboje Ryto atstovai. Dabar sostinės komandos atsakas. Gudaitis taip pat renka 2 taškus. Gerai, čia labai suvaikščio kamuolys. Mitas Hardingas Briunkė Gudaičiui. Daug perdavimų, galiausiai taiklus metimas. Puliamas. Petrilevičius vėl kampe suranda Gailių, beveik identiška situacija. Šį kartą pro šalį kapitonas. Briunkė čia turi ūgio pranašumo prieš Puljamą, pataikyti nepavyksta, po to pats Briunkė čia atrodo neteisus. Po didžiosios pertraukos 3 kartą jau Petrilevičiui tenka kilti nuo parketo. Įpusėjo, netgi kiek daugiau nei pusė 3-ojo kėlinio sužaista šarminė Akvilės vandens pertraukėlė. Baigėsi komandų pasitarimas 47-41 ir toliau priekyje aikštės šeimininkai Gargždai. Rezultatyviausi krepšininkai Deividas Gailius 12 taškų, Džeilonas Pipkinsas pridėjo 10, kitoje barikadų pusėje Džerikas Hardingas vienintelis Ryto atstovas įžengęs į tą dviženklę taškų zoną su 11 taškų. Čia į rungtynių šeima, kurią pristato Antėja. Gargždų komanda palaikanti šeiminėlę. Ir tikrai matosi solidžiai pasiruošę rungtynėm, atributika, viskas, žalia spalva, palaiko savo komandą. Lūpdažis irgi pasirinktas žalias, viskas kaip priklauso. O čia daina, kuri patinka Vilniaus Ryto fanams, turi Ryto fanai B tribūna savo skanduotę pagal šią dainą. Na, galbūt su didžėjami buvo užsakyta iš anksto, suderinta.
skamba toliau, bet tribūna gerai girdisi, čia būtent šitoje salėje visuomet. Ui. Hardingas blokuoja Pipkinso mestą kamuolį. 5 sekundės lieka Gargždams užbaigti ataką. Rytas dar turi 3 pražangas iki bonuso. Pipkinsas. Iš labai toli ir labai netaikliai. Kamuolys nelietė lanko. 47-41. Jordanas Carolinas po pertraukėlės irgi sugrįžęs ant parketo, debiutinės jo rungtynės ir toliau. Su tais 3 taškais, 1 pataikytas tolimas metimas, 3 atkovoti kamuoliai. Tokie ryto naujoko skaičiai šiandien. Čia gauna kamuolį Carolinas, į kampą Hardingui, geras perdavimas. Nėra taškų, papildomas šansas. Ima kamuolį puolime Carolinas ir provokuoja pražangą. Žmogus atvykęs užpildyti tikrai didelius batus paliktus čia Gyčio Radzevičiaus. Lūkesčių turbūt irgi nemažai iš sostinės komandos fanų. Aišku, į išvykusio Radzevičiaus vietą 2 žaidėjus pasikvietė Rytas, tai turbūt taip visiškai lyginti Caroliną su Radzevičium nereikėtų. Kalbėjo Giedrius Žibėnas, kad ieškojo tokio žaidėjo, kuris gali žaisti be kamulio, kuris gali duoti daug energijos, daug fiziškumo, tiek puolime, tiek gynyboje. Turi patirties europinėme krepšinėje Jordanas Carolinas ir tikrai turėtų jis duoti naudos Vilniaus Rytui. Normalu, tikrai ne tiek, kiek Gytis Radzevičius, na bent jau taip galima spėlioti. Bet kad duos naudos, tai kažkaip turbūt abejonių didelių nekylo. Na taip, ir Žibėnas labai norėjo, kad ir 4 pozicijoje krepšininkas galėtų žaisti. Tai atitinka Carolino profilį. Meris atakuoja Masiulį. Nepameta kamuolio visgi Latvis, galiausiai randa progą metimų ir pataiko. 6 Latvio taškas, 3 dvitaškius iš 4 jis pataikė, kitoje pusėje Džerikas Hardingas demonstruoja klasę. Labai greitai čia Hardingas, šiandien 6 taiklus jo metimai iš 7, visi pataikyti 6 dvitaškiai ir 13 taškų, labai solidus Hardingas, Martinas Meris, mažiau solidus. Keli varžovai prie Latvio buvo, bet tai Meriui ne problema. Turi tą tokį savo firminį, atrodo, metimą, tiesiog Martinas Meris, kažkiek pacentravęs, nugarą, dešinę ranką, tokį puskablį, jeigu galima tai pavadinti. Aišku, jau negeriausi karjeros metai, bet faktas, jog patirtį rimtą sukaupęs Meris. Taip, 34 metai jau ilgamečių ir Latvijos rinktinės žaidėjų ir tikrai išvykusio Griciūno vietą visai neblogą pamainą surado Gargždai. Čia kieta Jordano Carolino pražanga. 3 komandinė Rytui. Carolinas taisyklės pažeidė 1 kartą. Mažiau nei 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Puoliamas. Paliko už nugaros Pėdį Smitą, Masiulis dar kėlė rankas, bet per viršų meta Andrejus Puljamas, pataiko +9 turi Gargždai. Susigrąžina tą rekordinį pranašumą Gargždų krepšininkai. Masiulis žiūrėjo ir į krepšį, galiausiai duoda kamuolį Hardingui, šis provokuoja pražangą. Vienaip ar kitaip 2 baudų metimai čia, 5 komandinė aikštelė šeimininkams. Mes baudas Džerikas Hardingas. Ryto komandoje ir keitimas atliekamas. Masiulį keičia Gudaitis. Hardingas, skaičiuojant šias rungtynes, visuose turnyruose yra sužaidęs bendrai 16 rungtynių ir tik vienintelis mačas su Jonavos klubu Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson,
nebuvo, galima sakyti, sėkmingas. 7 taškus pelnė, likę mačai 10 ir daugiau. Tuo pačiu Kauno Žalgiriu 25 taškus surinko Hardingas. Ne veltui antras rezultatyviausias lygos žaidėjas. 18 taškų vidurkis nusileidžia tik Šiaulių komandos krepšininkui Cedricui Hendersonui. Bet kai šalia turi Jordaną Walkerį, dar Eriko Hardingo atveju, būti antru rezultatyviausiu lygoje, rimtas pareiškimas. Šiandien irgi artėja prie savo vidurkių Hardingas. Gailius metimas netaiklus, pats Hardingas čia atkovoja kamuolį. Per viršų atlikinėjo perdavimą Gudaičiui, griebėsi už galvos tiesiog Giedrius Žibėnas. Mineikis, kaip įvertina situaciją, bet Jacobas Vailį blokuoja metimą. 5. Ryto blokas, sezono vidurkį 6. Gudaičio geras perdavimas Hardingui, Hardingas laisvas, 3 taškai. Dabar jau Hardingas griebėsi už galvos. 54-50 komandinė statistika. Po didžiosios pertraukos 2 tritaškius pataikė Vilniaus Rytas. Erikas Hardingas su 18 taškų rezultatyviausias, tuo tarpu Jordanas Walkeris jau atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Pulėmas ir Petrilevičius su savo ruoštų Gargždų komandoje asistavo po 4 kartus. Šeimininkai ir toliau laimi po kovo po krepšiais 38 prieš 28. Ir čia tikrai, manau, vienas tų dalykų, kuriuos baksnos virštų Giedrius Žibėnas, nepaisant to, kaip pasibaigs šitos rungtynės, ar Rytas laimės ar ne, leisti varžovams nusimti gerokai daugiau kamuolių, ypač 14 nusimti puolime. Tikrai per daug, juolab, kad tikrai negalima sakyti, jog Rytas nusileidžia priekinę liniją Gargždams. Priešingai, bet tiesiog, to kovingumo šiandien daug demonstruoja gargždiškiai. Kaip bus Speedy Smithas, susikeitimas gynyboje, prie Pulėmo liko Vailį. Viską gerai padarė, 3 Pulėmas tiesiog pataikyti nepavyko. Jordanas Carolinas atkovoja kamuolį, griūdamas čia ant parketo ir tokiais epizodais turbūt ir rodo, kad net tai, ką ir mes čia kalbėjom, ir šiaip, ką visi kalbėjo pastaruoju metu apie tą Carolino kovingumą ir tas visas gerasias savybės, tokie epizodai turbūt tą ir iliustruoja. Dar ir baudų metimai mūsų laukia. Šiaip tų kovotų kamuolių skaičiai per Carolino karjerą Europoje neblogi. Šį sezoną Prancūzijoje 10 taškų 7 kamuolių vidurkis. Praeitą sezoną Italijoje, Treviso klube 10 taškų 6 kamuolių vidurkis. Anksčiau dar, kuomet Ispanijoje sezoną praleido, Carolinas tuomet irgi rinko ten po 8-9 taškus, po 6-7 atkovotus kamuolius per rungtynes. Tad tokie pozityviai nuteikiantys skaičiai ir turbūt būtent tai, ko ir ieškojo Vilniaus Rytas. Minėjai Treviso klubo, kartu su Carolinu Trevize kartu žaidė ir Osvaldas Olisevičius. Per karjerą mačiau ir su Mažeikių legionierium DJ Feneriu koledže dar yra rungtyniavęs. Buvo ir DJ Feneris toks kažkada Lietuvos krepšinio lygoje. Pulėmas. O jūs Mineikis. Pražanga. Čia jau persistengia kažkiek Jordanas Carolinas. Pats pyksta ant savęs. Tiesiog atiduoda 3 baudų metimus varžovų. Juolab, jog čia 4 komandinė Ryto Pražanga. Ir tikrai mažiausiai, kaip norėtųsi ją išnaudoti, taip prasižengti prieš 3 taškį metantį varžovą. Šiaip Carolinas nemažą patirtį yra sukaupęs, minėjom tos klubus Europoje, yra žaidęs ir Japonijos antroje lygoje, ir Taivane, ir Australijoje, ir NBA G lygoje yra rungtyniavęs. Nemažai pakeliavo. Įdomus, tas, sakykime, profilis matęs daug skirtingo krepšinio. Tai irgi kartais duoda naudos žaidėjams pamatyti tas skirtingas kultūras, ne tik kalbant apie šalis, bet ir apie krepšinį žaidžiamą jose. Mineikis dabar baudomis renka taškus.
pastaruoju metu irgi neblogos formos Naujas Mineikis. Na, jis ir Deividas Gailius sezono metu yra naudingiausi Gargždų krepšininkai, įžengia į tą dviženklę naudingumo balų zoną. Ir toliau, nors lipa ant kulnų, Rytas Gargždai išlaiko tą šiokią tokią persvarą, dabar ją mažina perpus Džiurikas Hardingas, dar vienas jo tritaškis. Hardingas šiandien žaidžia labai geras rungtynes, taip 21 taškas, bet 8 taiklūs metimai iš 9 žaidimo. Tai yra labai svarbu. Žinom, kad gali mesti daug. Hardingas pastarosiose rungtynėse su Žalgiriu išsimetė 19, dvitaškių pataikė tik 9 iš jų. Šiandien kur kas geresnis pataikymas. Tiesa, 3 kartus suklydo Hardingas. Šioks toks minusas, bet aišku, tai kokią naudą šiandien Vilniaus Rytui duoda Hardingas, net nėra klausimų. Realiai vienas ir traukia kol kas visą Vilniaus Rytą šiandien Hardingas. Gudaitis su 7 taškais. Jis yra antras rezultatyviausias komandoje. Būtent, Volkeris, Vailiai, Carolinas turi po 6. Lukošius su 5, Sargiūnas tuščias. Dar vienas prastas Sargiūno vakaras. Pastaruoju metu tokių netrūksta, kažkiek kritusi ta forma po rinktinių pertraukos. Tad to tokio papildomo dar vieno, 2 lyderių šiandien didesnio indėlio tikrai trūksta Vilniaus Rytui. Na, kaip palygini, Gargždai tikrai labiau taip įsidėstė. 12 taškų Gailius, 10 pelnė Pipkinsas, 9 surinko Mineikis, taip pat Mėjeris, 8 Vaištaras pridėjo. Nu taip, ir bendrai Gargždams kol kas viskas tikrai tinka gerokai labiau. Taip, dabar tik 1 taškas lieka iš jų turėto pranašumo, bet trečias kėlinys jau beveik baigėsi, o Gargždai toliau duoda rimtą kovą čia antrai šiuo metu Lietuvos lygos, kurią remia Betson komandai. Na ir Gargždai priekyje, nepaisant to, kad į žaidimo metą vos 37% tikslumu. Ir irgi turi dar savų rezervų. Džestinas Turneris tikrai dar vienas jų. Būtent dabar lieka prieš Simono Lukošių Turneris. Žaidžia pats, metimas atšokus, 2 taškai. Na būtent. Buvo 1 iš 9 pataikęs Turneris iki šio metimo. Carolinas susirena, taškų nėra, taigi po 3 kėlinių Gargždai priekyje prieš Vilniaus Rytą 59-56, o tai reiškia, jog laukia intriguojanti likusi 10 minučių. Baigėsi pertrauka tarp kėlinių 59-56, Gargždai priekyje, į rikiuotę sugrįžo Deividas Gailius, bet vis dar Gargždams negali padėti Darilas Duala. Ryto stovykloje apie naujokus, aišku, buvo kalbėta, bet Martynas Paliukėnas, jam buvo atlikta operacija, tad dar klausimas, kiekgi laiko prireiks, kol Paliukėnas galės sugrįžti į rikiuotę. Taip, dabar skelbta apie 6 savaitės, tuomet bus vertinama situacija, bus sprendžiama, ką daryti toliau. Dualai bei irgi operacija atlikta po kirkšnies traumos, 4-6 savaitės įvardyjamos. Ir tikrai svarbus rotacijos žaidėjai tiek vienas, tiek kitas savo komandose. Džerikas Hardingas buvo geriausias pirmojo kėlinio žaidėjas, geriausias jis ir trečiojo, per jį surinko 10 taškų, bendrai iš viso 21 Hardingo taškas, jis rezultatyviausias šių rungtynių žaidėjas, o čia startuoja ir lemiamas 4 kėlinys. Šias rungtynes jums pristato Souls.lt. Hardingas atiduoda kamuolio atgal Volkeriui, Gudaičio užtvara, Volkeris iš po jos meta netaikliai, Carolinas pakovoja dėl kamuolio, bet jį nusiema Gargždai. Karolis Gedraitis sugriebė kamuolį. Gargždai irgi, na kaip ir sakėm, dar turi tikrai rezervo. Turneris su 4 taškais, 2 metimai iš 10. Tas pastreis Puljamas kol kas tik 2 taškus yra pelnęs. Na, kaip pasakai apie Turnerį, jis visą laiką dabar pelno taškus. Gal aš tada sakysiu. Svarbus metimas čia Gargždams. Gudaitis.
Susidūrė jis su Pauliumi Petrilevičiumi. Trečioji Petrilevičiaus pražanga. Ir galim prisiminti, gavo anksti tas dvi pražangas Paulius Petrilevičius. Tuomet atrodė, kad gali tai sukelti kažkokių problemų Gargždams. Taip, tuomet gal reikėjo kažkiek anksčiau nuo suolo pakelti Mejerį. Bet matom, toliau tų pražangų neprisirinko labai daug Petrilevičius. Tik dabar trečia asmeninė, o tas pats Mejeris beje turi 4 pražangas Gargždų komandoje su 3 Puljamas. Ryto gretose Kajus Briunkė, vienintelis turi 3 asmeninės. Gudaitis prametė pirmąjį baudos metimą. Šiandieną iš 10 baudų 5 pataikė iš Klaipėdos kilęs krepšininkas. Sirgaliai tribūnose skanduoja pakartot. Gudaitis nekartoja. Nepasiduoda publikos prašymams. 10. Gudaičio taškas. Turneris. Keičiasi gynyboje Rytas. Carolinas dabar prie Turnerio. Turneris per varžovą iškeltą ranką netaikliai. Hardingas pirmas prie kamulio. Carolinas jau kitoje aikštelės pusėje ir stos mesti baudų metimų. Techninė pražanga. Klausimas tik ar pačiam Turneriui ir Tomui Rinkevičiui čia, nes Suolui. Bendrai už visas emocijas ten griebėsi už galvos ir Eivydas Gailius ir Pipkinsas. Taip, atsarginių suolelis baudžiamas techninė pražanga. Bet, aišku, buvo tos emocijos ir iš Rinkevičiaus, ir iš visų žodžių. Tai tokia bendra, sakykime, pražanga. Jordanas Walkeris pataikė baudos metimą už techninę pražangą. 61-58. Dabar ir 2 Jordano Carolino baudų metimai. 6 taškai, 6 atkovoti kamuoliai. Neblogas debiutas. Taip, debiutas tikrai kol kas atrodo neblogas Jordanui Carolinui. Pataiko jis pirmą baudą visą karjerą. Maždaug 60-70% pataikymas nuo baudų metimo linijos. 1200 žiūrovų šiandieną susirinko į Gargždų sporto centrą. Praktiškai, sausakimša salė. Taip, labai smagu matyti. Iš tikrųjų, pilnas tribūnas. Jau ne pirmą kartą šį sezoną Gargžduose. Čia nauja arenytė užsipildo. O ir krepšinis smagus ir intriguojantis. Turneris. Užatakuoja Carolina. 2 taškai su pražanga. Įsijungia Justinas Turneris. Taiklus jo metimas buvo trečio kėlinio paskutinėmis ten atakomis. Dabar 4 kėlinį irgi keliais sėkmingais epizodais pradeda Justinas Turneris. Dar ir baudos metimas laukia jo. 28 minutės jis žaidė su Utenos Juventus klubu. Su Jonava net 34 minutės aikštėje praleido. Aišku, su Jonava apskritai labai solidžiai atrodė Turneris. 19 taškų, 3 tolimus metimus pataikė. Gerai užkūrė Gargždų puolimo variklį. Šiandien iki tos trečio kėlinio pabaigos buvo pataikęs 1 metimą iš žaidimą iš 8. Dabar po tų metimų atkarpos turi 4 iš 5 taiklius. Ir pasiema kažkiek tos iniciatyvos į savo rankas Gargždų gynėjas. Ryto atsakymas. Ignas Sargiūnas įsibėgėja, perdavimas Gudaičiui, kamuolys krepšyje. Įsirašys rezultatyvų perdavimą Sargiūnas. Šiandien jis taškų pelnės nėra. Pirmosios 2 ketvirtojo kėlinio minutės jau sužaistos. Komanda skiria 3 taškai. Puljamas liko žaisti prieš Briunkę. Bando atakuoti vokietį. Tenka nusimesti kamuolį. Gerai atstovėjo gynyboje Briunkė. Dabar Turneris prieš Sargiūną. Proga metimui susikūrė. Pataikyti nepavyksta. Carolinas ima kamuolį. Šiandien jau 7 Carolino atkovoti kamuoliai. Lyderis jis rungtynėse pagal šiuos skaičius. Walkerio taškai. Taip, ir žiūrint, aišku, į tuos karjeros vidurkius, apie kuriuos kalbėjom, tai jau pirmose rungtynėse rodo, kad galima laukti atkovotų kamuolių iš šio vyruko. Puoliamas.
Žaidimas 2 prieš 2, Petrilevičius gauna bloką. Gudaitis pučia kamuolį. 6 Ryto blokas. Gerai, ten sureagavo jaunasis Gargždų komandos sirgalius. Sučiupo kamuolį. Pipkinsas ir Gailius aikštėje. Gargždams lieka 6 sekundės atakai. Ryto penkete pakeltas Simonas Lukošius. Pražiūrėjo dabar kažkiek Lukošius Deividą Gailių. Teks kamuolys Gargždams. Dar viena proga grąžinti kamuolį. Taip, ir daugiau laiko. O taip. Vėliau 14 sekundžių. O jis Mineikis ieško laisvesnių komandos draugų. Turneris ir toliau daugybė iniciatyvos ir dar vienas 2+1 epizodas iš Justino Turnerio. Pražanga ir visiškai laisvas kelias iki pat krepšio. Atkirstas buvo Jordanas Walkeris. Pražanga jam įrašyta. Meiris keičia Petrilevičių. Justino Turnerio trečiosios rungtynės su Gargždų komandos apranga. Po sunkios traumos atvyko čia į Gargždus Turneris. Kalbėjo ir Tomas Rinkevičius, kad dar tikrai reikia laiko įsivažiuoti, atgauti tą pilną sportinę formą Turneriui, bet panašu, kad su laiku pavyksta vis tą padaryti, faktas, ir apsiprasti naujoje komandoje. Taip, ir atsakomybės, aišku, daug žaidimo minučių nuo pat pradžios sulaukė Turneris, čia Walkeris. Atvyko, aišku, Turneris į Joshua Heiginso vietą, matėm, kokia svarbi figūra buvo Heiginsas. Taip, vienas iš vedančių žaidėjų. Tiek aikštėje, tiek ir, aišku, ir ant popieriaus žvelgiant. Turneris. Prieš tai Briunkė neblogai sustovėjo gynyboje prieš Puljamą. Dabar nepavyksta per Vokietį pataikyti Turneriui. Rytas gali išsiveržti į priekį. Walkeris iš distancijos taiklus. Jordano Walkerio metimas. Rytas priekyje pirmą kartą nuo antro kėlinio pradžios. Taip, pagalvojau, kad ta pertrauka, kada buvo priekyje paskutinį kartą Rytas, buvo jau tikrai labai senai. 6 minutės dar lieka, dar tikrai nieks neprarasta Gargždams. Gailonas Pipkinsas pataiko. Atstato minimalų pranašumą. Pipkinsas, 12 jo taškas. Jis Turneris ir Gailius yra rezultatyviausi. Praranda kamuolį Rytas. 11-oji vilniečių klaida. Ta klaidų skaičių sumažino Rytas, reikia pasakyti, tikrai antroje rungtynių pusėje per pirmą buvo 8-9 beros klaidos. Antroje pusėje tikrai tiek problemų su prarastais kamuoliais nėra, bet čia dabar kamuolį praranda Rytas, kitoje pusėje Meiris stoja prie baudų metimo linijos. Jakubas Vailiai grįžta ant parketo vietoje Briunkės. Turėjo Vailiai tą vieną gerą atkarpėlę. 6 taškai jo sąskaitoje, 3 atkovoti kamuoliai. O čia ir Giedriaus Žibėno iššūkis. Mes turime Ryto trenerio iššūkį dėl pražangos metimo metu. Taip, jis turi kamuolį dviejose rankose, eina link krepšio. Ir dabar kontaktas ir jis dėl to neužbaigė to metimo. Negali tiesiog fiziškai, bet jis čia act of shooting, nes kamuolys rankose ir jis eina link krepšio. Gan aiškiai, į krepšio eina ir tik dėl kontakto nesugeba iškelti. Mes liekam prie pirminio sprendimo, trenerio iššūkis nesėkmingas. Nesėkmingas trenerio iššūkis. Matysime Meirio baudų metimus. Šiandien 15 baudų metė aikštės šeimininkai, pataikė 13, Rytas baudas metė dažniau, 23 pataikė 15. 69-68. Meiris irgi turėjo vieną tą savo gerą atkarpėlę, kuomet irgi atakavo sėkmingai varžovus.
Šiandien 9 taškai. Pelno 10 dabar nuo baudos metimo linijos. Po 8 vidutiniškai renka Latvis Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson. Ir tampa jau 4 žaidėjų savo komandoje su 2-ženkliu taškų skaičiumi. Su 11 Meijeris, Pipkinsas, Turneris ir Gailius turi po 12. Mineikis su 9, Vaištaras su 8. Tokie labai apylygiai skaičiai, ką jau minėjai kolega kažkiek anksčiau. Taip, Puliamas šiandien kuklokas, vos 2 taškai jo sąskaitoje, bet 5 rezultatyvūs perdavimai. Mailį užtvara. Prie Hardingo liko Mineikis. Rytas išvengia klaidos. Simonas Lukošius drąsiai čia meta iš tolina, įdomus sprendimas. Skiešio rankom ir Giedrius Žibėnas. Buvo dar 10 sekundžių likę Ryto atakai. Na taip, kažkiek erdvės gavo Simonas Lukošius. Bet nežinau, ar jis tikrai yra ta opcija tokioje rungtynių stadijoje. Šiandien dabar jau po šito metimo 1 iš 5 tritaškių yra pataikęs Lukošius. Na čia pats kažkiek ištaiso savo šitą pramestą tritaškį. Pats atkovoja kamuolį, išprovokuoja pražangą. O pražanga ne kam kitam, o Pauliui Petrilevičiui 4 asmeninė. 4 turi ir Meijeris. Aišku, žaidimo laiko jau nebe tiek daug lieka. Antrą baudą prameta Lukošius. Į Gailiaus rankas atšoka kamuolys. Arbitrai fiksuoja pražangą. Gytis Masiulis net teisus. Ir Rytas va taip išnaudoja savo 4 komandinę pražangą. Gargždai toliau turi šiokį tokį pranašumą. Lieka pusę 4 kėlinio. Pipkinsas iš vidutinio nuotolio yra. Ir su kiekvienu tokiu Gargždų metimu vis garsiau nuaidė Gargždų arena. Ryto atsakas. Žingsnelis į šoną, Walkeris. Deividas Gailius griebia kamuolį. Niekur neskuba Turneris. Pozicinė šeimininkų ataka. Pipkinsas dar kartą iš vidutinio nuotolio, dabar nepataiko Džeilonas Pipkinsas. Walkeris. Suranda Simono Lukošių, laisvas Lukošius dabar jau pataiko. Tiek daug erdvės, jie pasinaudoja Simonas Lukošius. 6 pataikytas Ryto tritaškis. Gargždai lieka vos su 2 tiksliais tolimais metimais. Ir vis vien yra priekyje. Mineikis iš toli. Išspjovė kamuolys, krepšys kamuolį. Atodusis tribūnose, bet greitai atodusi vėl keičia džiaugsmo banga. Gargždai perima kamuolį. Gailius atgal Mineikiui. Šis dar kartą iš to paties taško. Ir šį kartą pro šalį. Yra pražangos ten, bet yra pražanga čia. Kovoja dėl kamuolio. Ir Paulius Petrilevičius keliaus mesti baudų metimo. Taip, čia dar kartą kova dėl kamuolio. Lukošiui įrašyta pražanga. O veiksmas ant Gargždų arenos parketo tęsis po šarminės akvilės vandens pertraukėlės. Iškart pasitinka nuostabus klipukas, nauja kolekcija. Užsukit į shop.lkl.lt ir pamatysit patys. O tuo tarpu Voltas mums pristato ir primena, jog Jordanas Walkeris šiandieną gerai deliverina. 7 rezultatyvūs perdavimai. Šioks toks pareiškimas, sakykim taip, galbūt ir Jordano Walkerio. Sako, jūs visi kalbat, kad čia Speedy Smithas dabar atvažiavo tuos perdavimus dalint, kur žaidimą, nes čia mes negalim to daryti. Sako, pažiūrėkit, aš irgi moku. Petrilevičiaus baudų metimai. Aišku, čia kažkiek šaržuojant, bet kad ta vidinė tokia konkurencija, kažkokia sveika konkurencija galbūt atsirado ir dar atsiras Ryto komandoje gynėjų linijoje, tai tikrai realus toks scenarijus. Dabar tikrai labai solidi ta gynėjų linija, juolab, kad, kalbėjom, jog Martino Poliukėno vis dar nėra jam atlikta operacija, tai grįžus jam į rikiuotę dar labiau visi krepšininkai sutilps aikštėje.
Taip, čia jau malonus galvos skausmas Giedriui Žibėnui. Dabar tie galvos skausmai jam nėra patys maloniausi. 2 taškų deficitas kamuoja Vilniaus Rytą. Ant parketo Džerikas Hardingas. Pakeliamas dabar jis komandos draugų padedamas. Visuomet kažkiek sunerimti galima, kuomet nusileidžia taip ant parketo Hardingas. Prisiminus, aišku, tą tikrai žiaurų epizodą dar šio sezono pradžioje. Pataiko pirmąjį baudos metimą. DPD primena ir apie likusias pertraukėlės. 2 gargždų, dar 3 turi Giedrius Žibėnas. Savo auklėtinių pats nė karto nekvietė po didžiosios pertraukos pasitarti. Užtaupė abu treneriai čia pertraukėlio, jų tikrai gali reikėti. Rezultatas lygus, 3 minutės su trupučiu lieka. Justinas Turneris. Jau arti krepšio. Hardingas užkrito ant Turnerio. Lieka abu gynėjai gulėti 4 prieš 4. Toliau vyksta ataka. Na, šią savaitę mačiau, buvo ir 5 prieš 2. FIBA čempionų lygoje. Buvo ten toks atvejis su Trapanio klubu. Čia dar kartą tas epizodas. Turneris ten po metimo krito, pakirto Hardingą, sukrito ir jis. Hardingas, matom, taip lengvai šlupčiodamas. Klausia dabar Giedrius Žibėnas, ar viskas gerai, ar gali toliau žaisti. Hardingas, kaip supratau, atsakė, yes, coach. Skauda, bet galiu. Sargiūno baudų metimai. Sargiūnas turi progą atsidaryti šiandien. Tik dabar pelno savo pirmąjį tašką. 2 taškai, -2 naudingumo balai su Kauno Žalgiriu. Vienintelis minusinės rungtynės šį sezoną ir paskutinį kartą minusinis Sargiūnas buvo lemiamose Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynėse dar aną sezoną. Apskritai gruodį per 5 rungtynės tik 1 kartą 2-ženklis naudingumas, bendrai 5 balų vidurkis, tikrai pakrytė tie Sargiūno skaičiai. Turneris. Tolimo vidutinio nuotolio. Atsirado ten erdvės, atrado ją. Tiksliau, gal taip reikėtų sakyti, Justinas Turneris. Kuris lygina rezultatą. 10 Turnerio taškų per 4 kėlinį. Hardingas. Trejo Mineikis. Daug Hardingo driblingo. Atiduoda dabar Hardingas kamuolį Volkeriui. Tas pats Mineikis turi dirbti gynyboje. Volkeris galiausiai įveikė Nojų Mineikį, bet nepataiko. Jordanas Volkeris pats sugauna atšokusi kamuolį. Be pražangos ginasi Deividas Gailius, tvarkingai ten vertikaliai iškeltos rankos. Gailius iš toli. Atodusis. Netaiklus metimas. Paskutinės 2 minutės. Tiksi 4-ame kėlinyje. Rezultatas lygus. 8 sekundės. Ar ne? Faktas tas, jog kamuolys atiteks gargždams. Minutė 51 iki 4 kėlinio pabaigos. Šarminė Akvilės Vandens pertraukėlė. Sunkiai tokia suprantama, čia Ryto klaida per 8 sekundės. Neperėjo tiesiog į kitą aikštelės pusę. Nors atrodo, ten didelio spaudimo nesiūlė varžovai. Lengvas snūstelėjimas dabar kainuoja kamuolį Vilniaus Rytui. Baigėsi Tomo Rinkevičiaus paprašyta šarminė Akvilės Vandens pertraukėlė. Mažiau nei 2 minutės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Po mačo Gargžduose mes kelsimės į Klaipėdą, kur Neptūnas žais su Kėdainių Nevėžiu Paskolų klubu. Nu, ten irgi tikrai bus įdomu. Neptūnas pastaruoju metu ne pačios geriausios formos, sakykim taip. Nevėžis Paskolų klubas visuomet pasikandžioja. Manau, kad bus daug taškų. Oi, aš taip irgi manau.
Juolab, kad tai toks ir savotiškas testas prieš atsakomosios Citadelė KMT ketvirtfinalio rungtynės būtent tarp šių dviejų komandų. O čia minutė 40 iki ketvirto kėlinio pabaigos. Mineikis iš toli. Nepavyksta pataikyti. Dar vienas, dar garsesnis atodusis Gargžduose. 2 tritaškiai iš 23. Pasinaudoja šansų Gargždai po Ryto klaidos. Jordanas Walkeris iš toli nepataiko. Šį sezoną ir 8 tolimus metimus buvo pataikęs. Bet šiandien bendrai žaidimo 6 metimai iš 18. Tokie Walkerio skaičiai. Pažiūrėkime, ką sukurs Gargždai. Turneris. O! 2+1. Trečią kartą per šį kėlinį 2 taškus su pražanga pelno Justin Turneris. Trečią tai tikrai gal net ir ketvirtą dabar jau pamelpot, bet... Šėlstanti Gargždų publika. Tiesiog, kaip čia atrodo ketvirtame kėlinyje Turneris, tai yra įspūdinga. 2 taškai per pirmus 2 kėlinius, dar 2 taškai trečio kėlinio pabaigoje ir 12 taškų jau per ketvirtąjį kėlinį. Žiūrovai kyla iš savųjų vietų. Tai lemiamai minutei. Turnerio dar laukia ir vienas baudos metimas. Kuris yra tikslus. +3 turi Gargždai. Vis dar ir toliau. Vieno metimo rungtynės. DPD primena, kad prasideda paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė. Speedy Smithas. Kamuolį griebė Deividas Gailius. Drąsus Spydžio sprendimas. Šiandien be taškų Speedy Smithas prametęs dabar jau visus 3 savo tritaškius. Pirmos jo rungtynės grįžus į Vilnių. Pipkinsas. Trilevičius siūlo užtvarą. Pipkinsas išvengia klaidos. 5 sekundės atakai. Turneris. Rado galimybę metimui, pataikyti nepavyksta. Petrilevičius ima kamuolį puolime. Rodo Žibėnas, kad reikėtų prasižengti. Ar priešingai? Ne, kaip tik atrodo, čia nenorėjo pražangos Žibėnas. Sunku tai vertinti dabar trenerio emocijas, bet pražanga čia yra. 2 baudų metimai. Padėties šeimininkai dabar yra Gargždai. Sirgaliai pakilę iš savųjų vietų. Toks vaizdelis Gargžduose. Ketvirtojo kėlinio pabaigos čia Gargžduose. Šeimininkai priekyje prieš Rytą 3 taškų skirtumų. Ir Gargždus dar laukia baudų metimai. Rytas paskutinius savo taškus pelnė, kuomet buvo likusios 3 minutės dar. Ketvirtame kėlinyje Ignas Sargiūnas tuomet pataikė baudų metimus, po to taškus renka tik Gargždai. Siekia 6-osios pergalės šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson Gargždų komanda. Justino Turnerio 2 taškius su pražanga, po to netaiklus Speedy Smito tolimas metimas ir Ryto pražanga gynyboje. Turneris prie baudų metimo linijos gali tapti ir lemtingais šie baudų metimai dabar. Pirmasis metimas tikslus. Susimastęs Artūras Jomantas. Labai įdomu, ką masto dabar iš tikrųjų Artūras Jomantas. Pirmą baudą Turneris pataikė, antrą pataiko taip pat, +5 turi Gargždai, 1 metimu Rytas jau išlyginti ir persverti rezultato negali. Sargiūnas labai greitai čia suranda 2 taškį. Geras dalykas Rytui, po to labai greita pražanga. Pipkinsas bus siunčiamas mesti baudų. Labai greita pražanga, Giedrius Žibėnas rodo į laikrodį ir norėtų, kad arbitrai patikslintų laiką. Na taip, dabar ir teisėjai kalbasi tarpusavyje. Na, supranta, aišku, Giedrius Žibėnas, kad tokiose rungtynių pabaigose net kelios dešimtosios dalys gali
turėti labai daug įtakos. Tuo pačiu veiksmas aikštėje nevyksta, Pipkinsas galvoja apie tuos baudų metimus. Irgi tiesa. Irgi tiesa. Jo, ačiū. Taip. Pradžiai pažiūrim, gal tokia startai gerai, ne? 10,7. Gerai, stovi. Dabar kur tas sekundmas iš čia, ne? Pagauna. 18, ne? Kur sekundės? 0,3. Nuimam. Ne, pala. Realiai pusę sekundės. Kokį? Va čia kiek yra 10. Pagauna. Yra 0,4. 0,04. Bauda. Bauda tai 0,02, tai 10,5 turi būti. Ir čia tikrai pasiekė savo Giedrius Žibėnas. Tikrai laiko bus daugiau. 10,5 atrodo sekundės turėtų būti palikta bendrai žaidimo laiko. Ir toliau ant kojų visa Gargždų arena. Nukabinę nosis, atrodo, Ryto atstovai. Faktas, jog tikrai netokių rungtynių tikėjosi. Ypač, kai tu 2 savaitės nežaidi, paskutinės rungtynės vyksta žaidė gruodžio 27 dieną, 2 savaitės nežaidi, treniruojasi, atvažiuoji tolimą kelionę tokią į Gargždus. Tavo varžovai pataiko 2 tritaškius iš 23. Taip. Ir esi ant prarajos krašto. Likus 10 sekundžių, Pipkinsas prameta pirmą baudos metimą. Prieš tai 2 baudas jis buvo pataikęs šiandien. Antrasis metimas tikslus. Po vieną pertraukėlę dar turi abiejų komandų treneriai būtent savo paskutinėje. Ta pertraukėlę dabar ir išnaudoja Giedrius Žibėnas. 10,5 sekundės lieka Vilniaus Rytui. Giedriaus Žibėno pertraukėlė baigėsi. Komanda skiria 4 taškai. Nežinau, tokį vakarą norėčiau būti iš tikrųjų Gargždų gyventojų. Labai smagios nuotaikos tribūnose. Artėja prie to, kad šiaip būtų smagu ne tik dabar, bet ir po rungtynių. Gargždai priekyje. Gargždai priekyje Ignas Sargiūnas, rodomas mums. Žinom, ką gali per trumpas atkarpas padaryti šis vaikinas. 10,5 sekundės. Rytas grąžins kamuolį iš varžovų aikštelės pusės. Toks pasirinkimas, toks sprendimas. Kyla triukšmo lygis Gargžduose. Hardingas priima kamuolį. Laisvas metimas, taškų nėra. Gudaitis ima kamuolį. Nepataiko. Petrilevičius. Ir tai yra viskas. Gargždų komanda gynė namus tvirtovę. Tai nerealu. Tai naujo klubo, jauno klubo tikrai kol kas didžiausia ir skambiausia pergalė. Įveiktas Vilniaus Rytas. 82-78. Nerealu, kokios emocijos čia. Įspūdingas mačas, vos 2 tritaškius pataikė Gargždai. Šiandien triumfuoja ir nugali Vilniaus Rytą. Kokios rungtynės, tiesiog neįtikėtina. Su 2 pataikytais tritaškiais Gargždai nugali Vilniaus Rytą. Šiandien tai irgi yra neįtikėtina. 50 Gargždų atkovotų kamuolių. Čia ir DPD rungtynių momentas. JT, tokią pravardę turi Turneris. Užsikūrė antroje mačo pusėje, besibaigiant trečiajam kėliniui ir mačą užbaigė su 19 pelnytų taškų. Pipkinsas surinko 15, Gailius 12 plus 8 atkovoti kamuoliai. Na dabar belieka demonstruoti raumenis ir siųsti meilę.
žiūrovams įspūdinga šeimininkų pergalė. Didžiausia pergalė šio klubo istorijoje. Neabejotinai. Tuo pačiu ir 6. šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betsson. Vilniaus Rytas savo ruožtų patiria 5. pralaimėjimą. Nepaisant to, jog ir iš toli šiek tiek geriau krito sostinės komandai. O ir palaikymą vilniečiai turėjo neprastą atvykusi iš sostinės, bet šiandien triumfuoja šeimininkai. Šiandien stipresni yra Gargždai, antroji iš eilės Gargždų pergalė. Prieš tai nugalėtas Jonavos klubas praėjusią savaitę. Dabar krenta ir Vilniaus Ryto skalpas. Čia gražiausi momentai. Netrukus dar turėsime mes ir karštų komentarų. Aišku. Čia ir gražiausi epizodai. Priminsiu, kad iš karto po karštų komentarų mes keliausime į Klaipėdą, kur Neptūnas žais su Nevėžiu. Treneris, sveikinami su pergalė. Kas čia įvyko šiandien? Superiniai dalykai. Iš tikrųjų noriu pasveikinti Gargždus su šita pergalė. Mūsų fanus tikrai nėra gal tokia didelė arena, bet jie buvo labai girdimi. Dar kartą sveikinu savo vyrus ir Gargždus su pergalė. Kas leido šiandien laimėti? Manau, kad gana disciplinuotai, kai vedėm visas rungtynės, laikėmės rungtynių plano, kažkur tai rizikavom. Pasiteisino, manyčiau, ir labai disciplinuotai sužaidėm rungtynių galą. Ačiū, sveikinimai dar kartą. Dar kartą galima pasveikinti Gargždų komandą. 82-78 laimi šias rungtynes šeimininkai. Benediktas Petkus, Vilhelmas Vladykas su jumis atsisveikina. Mes keliaujame į Klaipėdą, kur netrukus Neptūnas prieš Nevėžį Paskolų klubą.